Nu tai aišku, kad tau nesimatė. Aš elektros daug gavęs. Nelegalių medžiagų. Nusiėmė lengviau nei tikėjausi. Biškį buvau įsigandęs. Tempered glass, atsargiai. Gamtinės yra korpusų ir aušintuvų gamintojai. Jie mums atsiuntė tiek korpusų, tiek vandens aušintuvų. Ir šiandien mes apžiūrėsim 3 iš Gamdies korpusų, kurie jums mums atsiuntė kaip dovanų. Stalo vos nesulaužiau. Pirmas iš modelių, kurį mes žiūrėsim, tai yra Athena M3. Kiek žinau, tai yra mid-toweris. Aš nei vieno iš šitų, nei korpusų, nei vandens aušintuvų nesu gyvai matęs, nei realiai nuotraukų pasižiūrėjau. Vienintelis mano kol kas... Šonė geriau būgnė. Tai aš tuoj guldysiu jį. Kas yra parašyta ant dėžės? 3 šiam radiatorių supportas, detachable mesh front panel. Nusiema meshas iš priekio, yra jau fenų sudėta, neparašyta kiek. Fit high-end grafika. Čia man biški juokingai. Kas yra high-end grafika? 10 metų tai buvo vienokia, šiais laikais tai yra visai kitoks dalykas. Tai mano veidas juokingas. Ir vis tiek supakuota. Dabar aš elektrinės būsiu. Au! Jaučiu girdėjosi, bet spaikas turėjo būti. Polistirolas labai minkštas. Tu tai nors neišpakodinėjai šito dalyko žiauriai įsi. Žinau kodėl. Sausos rankos labai. Tu pats sausas. Bijau elektros. Įskyrus fakto, kad labai daug kartų nusielektrinau, tiksliau nusikračiau išpakuojant šitą korpusą, iš išvaizdos tikrai nėra blogas. Daug mešo iš priekio, kad galėtų kompiuteris ir visi jo komponentai gauti daug oro į vidų. Kiek žinau, čia yra RGB ventiliatoriai, kaip buvo parašyta ant dėžės. Pasižiūrim geriau nusiėmę šoną, kaip atrodo vidus. Ne tik, kad ant vieno thumbscrew, barščiuko, bet tuo pačiu yra 2 magnetai. Šį kartą norėčiau nesudaužyti korpuso. Kaip matote, pagal visus mountingus, čia yra pilno ATX korpusas. Iš galo biškiai įdomesnė istorija yra. Čia mes matom PWM ir RGB kontrolerį. Jeigu turite ventiliatorių, kurie negali būti daisy-chaininti arba neturite užtenkamai jungčių RGB ant savo motininės plokštės, galite viską sujungti į jų kontrolerio hubą, kuris pasijungia prie jūsų motininės arba kiek mačiau net prie reset mygtuko. Užmaitinite visą hubą SATA jungtimi. Pasižiūrim į I/O, turime įjungimo mygtuką. Turime LED šviesų pakeitimo mygtuką, žinoma, kad galėtumėt praeiti pro visus RGB modus. Vienas USB 3, ausinės, mikrofonas ir USB-C. Kas yra nice. Daugelis iš tokių pigesnių korpusų, tai jie neturi USB-C ant pačio I/O. Šitos dalies niekada nemėgstu. Okei. Nusiėmė lengviau nei tikėjausi, biškai buvau įsigandęs. Ventiliatoriai, būnam realistiški. Patys ventiliatoriai tikrai negaliu pasakyti, kad yra patys gražiausi. Nežinom, kaip jie šviečia, tačiau jeigu norėsit pamatyti bildą į šį korpusą, tikrai galėsim tai padaryti. Čia aš jį visą išardysiu ir po to nebemokėsiu sudėti. Turim vieną HDD breketą, turim vieną SSD breketą, tačiau galima pritaikyti ir HDD breketą, kad priimtų SSD. Ir tuomet turim barščiukai, ekstra cable tiesų, Z-teškių. Gerai, uždarysime. Korpusas gražus, paprastas. Vienas iš dalykų, nors tai yra apžvalga, gal kada nors šie korpusai, kuriuos pamatysite šiame video, atsiras per rpc.lt, bet negaliu atsakyti, ar tai bus. Kitas dalykas, nežinau aš jų kainų. Deja, mes šitos informacijos dar negavom. Tai bus labai įdomu pasižiūrėti. Tempered glass, atsargiai. Užsigrūdinęs, taip kaip, toks kaip aš guldysiu. Užsigrūdinęs. Įskyrus tais momentais, kai aš sergu, tai tada nelabai būnu užsigrūdinęs, bet... Tada tu tik ta šauktukas. Aš tada tik tai šauktukas. Atlas P2 CG, irgi mid-tower cases, dar irgi greitai pasiskaitom, ką jie yra parašę ant dėžės. Curved glass design. Čia yra lenktas stiklas, ne tą, ką galvojot, kad aš pasakiau. Panoraminis displejus, tai jeigu mes žinom, kad tai yra lenktas stiklas, mes jau tą kaip ir žinom. Yra jau ventiliatoriai, tas pats ir customized monitor. Tai jisai, man atrodo, turi ekraniuką, kuris rodo temperatūras, turbūt pagal ką nustatysit. Ką manai, operatorių? Jo, operatorius mano. Ir aš vėl elektros tiek gausiu. Elektros gausiu. Girdėjosi manai. Skaudėjo, žinok. Aš dabar su viena ranka visą laiką stengsiuosi įliesti, kad nusielektrintų jisai ištisai. Gali būt, kad turi supergalį. Aš elektromenas. Elektrorobis. Elektrobis.
čia vienas iš jų labiau premium korpusų. This shit is nice. Ok, man patinka. Aš biškį neturiu žodžių. Įjungimo mygtuką, ledo mygtuką, kad perjungti viską, temperatūrą. Čia turbūt galima nustatyti, kokiu matavimu tai rodo, ar Fahrenheitu, ar Celsium. Headphone panelis, turbūt headphone, nežinau, ar čia 3 ar 4 pinų. Jeigu 4, tai headphone'as ir mikrofonai, jeigu 3, tai tik headphone'as arba tik mikrofonai, tačiau tai yra standartinis USB, turbūt USB 3 ir USB-C. Čia nėra varžtų. O tai kaip stiklas nusiema? Pala, nuimsiu tą šoną ir apie galą pakalbėsiu biškį po to. Žiūrim, nusiema viršus. Čia ne plastikas, čia metalas. Ir čia yra svorio operatorių, pasižiūrėk. Ai! Netoks stiprus, kaip aš mes žinom. Čia yra 1, 2, 3 varžtai. Aš dabar bijau jį ardyti. Čia nemalonus dalykas, čia man baisu. Tokių korpusų su lenktu stiklu yra, bet kad nusimtų taip va. Pasižiūrėk, ant kiek tuščias atrodo korpusas, net keista, kad to priekio visiškai nėra egzistuojančio čia. Ok, suportas dar stiprus iš to kompo. Aš tą stiklą iš šono pasidėsiu. Turime instrukcijas. Pasižiūrim, ar bent jau išsamei padarytos instrukcijos. Jeigu mokėčiau skaityti, pasakyčiau. Instrukcijos gero. Parodo dėl varščiukų, visko, kur kas mountinasi ir viskas tiesiog nesurašyto, iliustruota paveikslėliais. 4 ventiliatoriai, kiek matau 3 inteikai, reversiniai. Egzostas vienas, įdomiausias vis tiek dalykas yra pats galas. Ok, man labai patinka, kai gamintojai ypač korpusų viską gražiai sudeda. Ne į maišelį kokį nors, kuriame galima nusipirkti galimai nelegalių medžiagų, o į dėžutę. This looks illegal, ne? Aš sakau, man nepatinka, kai į maišelį sudeda. Čia dėžutė. Dėžutė maišelis gal bus. Turbūt, ja, turbūt ir bus. Galimai taip. Daug maišelių, bet viskas surūšiuota. Zeteškės, thumb screws ir varžtai. Nieko daugiau nėra. Bet turim pagrindinius strepus. Žinoma, visi I/O kabeliai, USB 3, USB-C, HD audio. Ir lygiai taip pat kaip praeitas korpusas turime RGB kontrolerį. Tačiau šis, turi irgi fan headerių. 1, 2, 3, 4, 8 fanų hubas jau įdėtas tiesiai į korpusą. Ne visi turi motininę su RGB jungtim. Jeigu neturite visiškai jokios RGB jungties ant savo kompiuterio, jūs galite per šituos hubus, kuriuos irgi galite nusipirkti atskirai, bet kai kurie būna jau korpuse, tiesiog reguliuoti šviesą su mygtuku, kurį pirmai parodėm. Vietos kabeliams yra per akis. Turime praėjimus čia. Praėjimai dar yra padaryti, matau, pagal mountingą, pagal kokio tipo motininę norite dėti, kad tvarkingiau būtų. Dėsite MATX, jūs kabelius galėsit prakišti pro čia, kad mažiau kabeliai būtų iš pačios apačios. Dedate pilną ATX, turite vietas iš apačios. Turim vieną SSD bracketą ir hardo bracketą lygiai taip pat, kuris gali būti pritaikytas ir SSD. Dust filteris, nemagnetinis, tiesiog išsitraukia. 3 ventiliatoriai, 7 iki 10 ventiliatorių palaiko, kiek matau. Koks išdėstymas gali būti ir kodėl būtų 8 jungčių hubas, jeigu susideda 10 ventiliatorių. Tačiau jeigu dedi tokį korpusą, greičiausiai dėsi vandens aušintuvą, kuris dirbs nuo CPU headerio. Daug ardymo, kad prieiti prie basicinių dalykų. Iš tikrųjų, tokį korpusą gal aš net pats pasiimčiau. Tačiau yra ir savų minusų. Vienas iš tų minusų būnant, kad jeigu jūs norėsit kada nors, tarkim, išsivalyti kompiuterį, atsidaryti, kažką greitai pakeisti. Realiai korpuso išardymas neturėtų būti dalis tavo kompiuterio komponentų upgrade'o. Norėjau šitą korpusą pasidėti ant stalo, lygiai taip pat kaip ir kitus pasidėjau ant stalo. Savo firminiu būdu. Rankenos. Wabam, Talos E3. Gavome 2 šiuos korpusus, nežinau, kurį iš jie atidarysiu, turbūt ar baltą ar juodą, nežinau kodėl 2, tačiau kur rankenos, už ką man už apačios paimti? Čia yra kompiuteris su brangiais komponentais sudėtas, tai matot, jisai mažesnis. Kada mažesni komponentai yra brangesni kartais. ATX-as, ne šiuo atveju, nesvarbu. Aš noriu saugiai galėti šitą kompiuterį parsinešti. Šitas bus piktas. Vėl elektra. Au! Nepasikroviai? Nepasikroviau, bet prisikroviau. Einu išsipurtysiu. Žiūrom, ką turom. Mažesnis korpusiukas, front paneliai taip nusiema. Šitas korpusas, iš karto galiu pasakyti, labai primešna Dark Flash'o A290 variantą. Priklausys nuo kaip ventiliatoriai susijungia. Ar tai Molexas, ar tai yra normalus 4 arba 3 pinų headeris. Apačioj nėra mešo, nelabai gerai, bet gal
oro užtektų, 2 ventiliatoriai telpa į priekį arba 2 kiam vandens aušintuvas. Front panelis turbūt irgi nusiema, šios dėžės, ant dėžės buvo parodyta, kad nusiema. Nesulaužiu. Ok, tie patys ventiliatoriai, bent jau panašus iš išvaizdos. Ne, biški kitokie. Man atrodo, čia biški jų senesnis modelis. Talos E3 Mesh. Ne, kitas ne Mesh. Nu tai pagrindinis skirtumas. Dar ir 4 turėsime atidaryti, bet paskutinis nebus toks išsamus. Best filteris, visą laiką nice. Pasižiūrim į AIO korpuso, įjungimo mygtukas. LED mygtukas, reiškiasi greičiausiai bus hubas viduje, nice touch, USB, reiškiasi USB 2.0 bus ir USB 3.0 kartu su ausiniu ir mikrofono džeku. Nuimsim stiklą. Labai svarbu bus pasižiūrėti iš tikrųjų iš galo, kiek yra vietos jūsų laidų išvedžiojimui. Šitus dalykus galima tikrai nuimti pirštais, bet aš esu senas, visi tą žino. Tavo rankos sausos. Man labai patiko, kodėl taip sunkiai stiklas nusiėmė. Ok, priema pilną ATX motininę, tuoj apsuksiu, kad matytumėt gal geriau. Čia, kiek matau, yra tamsintas stiklas. Stipriai tamsintas. Ar čia plėvelė? Stipriai tamsintas stiklas. Ok, piesniai komponentai turbūt eitų į tokį korpusiuką, tai nėra nieko baisaus, jeigu nori tiesiog, kad nelabai jie matytųsi. Pilno ATX motininė įsideda. Matau 2 SSD breketus. SSD. Maišelis, kuris galimai gali turėti, kaip minėjau, dalykų. Hubo nėra ir kiek matau, ar čia standartiniai ventiliatoriai. Ne, tai nestandartiniai ventiliatoriai, tai yra kažkoks proprietary 4 pinų konektorius, jungtis. Deja, tai nebus taip paprasta tiesiog junginėti viską, arba jeigu norėsit viską pritaikyti, kad veiktų nuo vienos sistemos. Ok, pigus korpusas, I get it, bet įdomu, kaip jie reguliuoja greičius, viską turbūt to nėra. SATA jungtis, greičiausiai, kad užmaitinti šituos ventiliatorius ir viskas. Vietos tikrai neblogai, susidėti savo kabelius, matosi biudžetinis korpusiukas, nieko nėra blogo su biudžetiniais korpusais, svarbu, kad jie jums patiktų, bet atsiranda niuansai su surinkimo patogumu. Jeigu korpusas nėra labai patogus surinkti, jūs, nesakysiu, kad švaistot savo laiką, tačiau netaupot savo laiko. Reikia, kad korpusas būtų patogus rinkti, man todėl labai patinka Lianli arba kai kurie backflasho korpusai, arba net AIGO. C2 neblogas, tikrai neblogas korpusiukas. Sekantis Talos E3 korpusas, ne Mesh šį kartą, kur mano rankenos. Kamdies, come on. Ši dėžė parašo ir iliustruoja, kokio dydžio vaizdo plokštę gali dėti. 300 mm. 3 ventiliatorių vaizdo plokštės labai sunkiai įdės. Dėja. Tempered glass, ventiliatoriai, small form factoriai, TX case. Ok, čia bazinė informacija. Šitą labai greitai tiesiog atsidarysim, pasižiūrėsim, kiek atrodo skirtingai nuo Mesh varianto. Aš nenoriu vėl elektros gauti, bet gausiu. Aš žinau, kad gausiu elektros. Traukt, seniai, aš ant tiek įsielektrinęs, tik aš žiežirbą matėsi tą. Nu, tu tai neįsielektrinęs, tu neišpakodinėjai. Nu, tai aišku, kad tau nesimatė. Nenervink mane šiandien. Aš elektros daug gavęs, tai... Elektrobis. Šito pilnai neišardinėsim, kaip minėjau, nes jau žiūrėjom į E3 variantą. Pagrindinis skirtumas yra ne Meshas iš priekio, bet stiklas. Daugelis žmonių sakytų, bet iš kur oras ateina? Gerai pagalvota iš gamdėjos pusės. Nors tai, matau, yra, vėl kaip minėjau, biudžetinis korpusas. Žiūrėkit, kokio storio įėjimai, oro inteikai yra. Aš čia pirštą galiu įkišti. Ant daugelio būna vos mažiukos išpjovos. Aš čia pilnai savo galiu mažiuką. Kaip šitas pirštukas vadinasi? Mažylis? Čia tas tavo. Čia tas mano mažylį. Gal padarysiu bildą, kurią dieną į vieną iš šitų korpusų. Bus įdomu. Jaučiu, žinau, į kurį dėsiu. Į akvariumą. Turbūt stiklinį. Nežinau. Gal komentaruose. Pasakykit, ką norit pamatyti. Gal iš tikrųjų būtų įdomu šių korpusų turėti mūsų parduotuvėje. Gal jie ir atsiras, kaip minėjau, priklausys, ar tai sudomins žmonės. Ir iki sekančio video.